Jeigu jūs gyvenime viską darot labai sunkiai, nėra santykių ir viską tempėt ant savęs, atrodo, nėra niekam, kam jums padėti, turit antrą pusę, bet taip, kaip būtumėt vieni, tai gali reikšti tai, kad pas jūs yra netaisyklingai išstatyta hierarchija. Hierarchija tai niekas kitas kaip energijos srautas, kuris perduodamas iš tėčio ir mamos, tėtis ir mama gauna iš savo tėvų ir taip iki jūsų. Nes pirmame energetinėme lygmenyje energija yra labai reikalinga iš giminės, todėl netgi ir čakros visos rodo, kad įsižeminimas, medis, šaknis, visa tai kaip tik apie tą pačią energiją. Ir jeigu jūs iš tikro labai sunkiai galit kažką tai pasiekti, tai reiškia, kad pas jūs tėtis ir mama stovi netaisyklingoje vietoje ir jūs negaunat pakankamos energijos. Jeigu norit sužinoti, ar taisyklingai pas jūs yra išstatyta hierarchija, rašykit žodį šeima ir aš jums padarysiu nemokamą diagnostiką ir pasižiūrėsim, kaip pas jūs yra išstatyta hierarchija.